Ir tam susitikime šiandien turim, man atrodo, visai įdomią temą. Jeigu gerai viskas gausis. Okidoki. Tai tie, kas galbūt čia pirmą kartą ir užmatėt, nesvarbu, kurioj platformoj, tai karts nuo karto būna tokia rubrika coaching sesijų refleksijos ir iš savo profesinės patirties ir iš savo galbūt asmeninės, kada reflektuoju savo sesijas, dalį jų iš vieno dienoraščio perkeliu į kitokį dienoraštį, tai yra į vaizdinį. Tai šiandien jau 17 toks susitikimas video formatu ir viena iš dažnai pasikartojančių temų yra apie, reikia sutvarkyti ką? Tai tą kitą žmogų. Būna taip kartais. Būna. Ir čia nėra kalba apie tik tai, kad vadovai eina sutvarkyti savo kolegas, kartais šiaip tiesiog komandoje, kolegos turi tą tokią užduotį, leiskim taip įvardinti. Reikia sutvarkyti kitus. Tai vat, pažiūrėkim, kaip ten iš tikrųjų, kas tvarkosi ir į ką reikėtų galbūt atkreipti dėmesį. Nežinau, kiek jūs pagaunat tokių dalykų apie tai, kad pagydysiu kitą. Man atrodo, gal net ir viena iš brangesnių tokių klaidų yra bandyti pataisyti žmogų ten, kur iš tikrųjų galbūt kažkiek palūžusi arba iš principo sulūžusi yra sistema. Tai tas įvardinimas, kad kaip pavyzdys, žinai, mano ten pardavimų vadovas nebemotyvuotas ten, arba komanda pradėjo vėluoti, visi projektai velkasi ir taip toliau. Ir organizacija, tarkim, net ir išleidžia nemažas sumas pinigų atskiriems tokiems ir mokymams, ir žiūrėk ten motyvacinėms sistemoms, bet tada, kada viskas suveikia, viskas okei, nes kartais būna, kad tik tai to ir tai reikia. Bet aš kalbu apie situacijas sisteminės tokias, kuomet realiai rezultatai nesikeičia. Ir labai įdomu, kodėl jie nesikeičia. O tam turbūt ir viena kita įžvalga gal pasitarnaus. Bet kuriam iš jūsų, kurie esat bent kokio organizacijų. Galbūt tai yra kelių žmonių organizacija, tai irgi pasikartoja būtent panašiai. Tai kalbėsiu apie dalyką, kuris, kaip čia taip paprastai įvardinus, jis parodo, kad žmogaus elgesys dažnai yra tik tai toksai, atskiras simptomas, o pati priežastis slepiasi neaiškiose atsakomybėse arba galbūt kartais tokiuose prieštaringuose, vien su kitu nesueinamuose tose tiksluose. Tai ateina į sesiją, tarkim, žmogus, galbūt tai vadovas, galbūt tai tiesiog kolega apie savo kolegą, verslo partneris kalbasi. Ir jie nori pataisyti, kabutėse, tą konkretų kolegą. Jis tai mato kaip asmeninę to žmogaus savybę, kai kur įvardina, tai žiūrėk, ten tingumas, kompetencijos trūkumas ir taip toliau. Ir panašų scenarijų. Ir iš pat pradžių irgi tokia pirminė mintis yra, gal kažkas neveikia, reikia sutvarkysim, rasim ten kažkokį tai vadinamą tą priešnuodį ir viskas susidėlios. Bet jeigu tai pažiūrėt kaip iš sisteminės pusės, labai svarbu perklausti, kartais savęs užtenka perklausti, kartais coaching specialistas to dalyko paklaus. Jūs turit problemą. Ir jeigu tą problemą pažiūrėtume iš perspektyvos taip, yra konkretus žmogus, kur sakot, kad jis stringa. Jeigu į to žmogaus vietą pastatytumėt patį geriausią specialistą pasaulyje, su kokiomis kliūtimis tas žmogus susidurs jūsų įmonėje. Ir panašiai buvau paklausęs kelių žmonių, kelių vadovų, verslų savininkų, staiga toks paaiškėjimas, nekalbu apie ten nušvitimus ir taip toliau, bet tiesiog kartais žmonės taip būna įsivėlę į esančią situaciją, kad pamiršta arba nebespėja, nebegali pažiūrėti iš kitos pusės. Pasimato, kad tas kabutėse tingus žmogus, tingus vadovas, nebespėjandis ten nieko, realiai gauna labai prieštaringas instrukcijas iš kitų
kartais tai yra iš kitų savininkų. Arba kad sistema iš principo jam, jį baudžia už iniciatyvą. Kaip baudžia? Žinom, čia žanro klasikos visokių variantų. Prisideda papildomų atsakomybių, darbo krūvis neperskirstomas ir taip toliau. Tai tokioje situacijoje tas klientas, coachingo sesijos klientas turi omeny, kad pamato, kad jis ne žmonės turi keisti. Iš principo. Ne apie žmonių keitimą tai yra. Tai yra apie žaidimo taisyklės. Ir jeigu mes pažiūrėtume į visą tai kaip į bendrą, nežinau, kaip čia užvadint, bendrą tokią ekosistemą, ypač tai pasimato per komandinį coachingą. Mes žiūrim į komandą kaip į vieną organizmą. Ir jeigu skauda vieną, nežinau, kas tai būtų, ten ranką, žiūrėk, galbūt trauma ten kažkur stuburė gali būti. Tai perkeltinė prasme. Taip ir versle lygiai taip pat. Jeigu vėluoja kažkokie tai projektai, problema gali būti net ne projektų vadovė. Problema gali būti tame, kad aukščiausia vadovybė prioritizuoja darbus visiškai kitaip, negu jie yra organizuojami. Ir jie kažkuriuose vietose nesusiveda. Nesusikalba. Atrodo, kad supratau, bet suprato skirtingus dalykus. Ir visi įsiskirsto. Vienas tikisi, kad tai bus, kitas galvoja dar kitaip padaryti ir tada gaunasi, kad jau jie nesusikalba ir tada, žiūrėk, nebus ant ko užsikabint, nebus už ko užsikabint, bus ant ko prisikabinti. Ir prisikabins dažniausiai prie tokių asmenybinių dalykų. Viena iš refleksijų, kurią čia šiandien atsinešiau, viena iš tokių sesijų buvo apie tai, kad karts nuo karto per tam tikrą laikotarpį vienas vadovas atsineša jau kelintą kartą temą apie skirtingus žmonės, bet problema visada atrodo kaip ir ta pati. Tai yra informacija kažkur dingsta pakeliui. Žinote, sugedęs telefonas. Ir kai pasižiūrim, ką tai sako apie struktūrą, kurioje dirba ir tas pats vadovas, ir jo kolegos, verslo partneriai ir taip toliau, tada pasimato kai kas. Ir šitie dalykai padeda pamatyti tokį, koks emocinis krūvis kartais būna uždėtas ant santykių, vietoj to, kad būtų labai aiškiai, ant santykio kūrimo, ant tvarkymų dalykų, kurie taip juos reikia tvarkyti, bet patvarkius kitą reikalą, kitą dalyką, strategiškai sudėliaus tam tikrus veiksmus, visi kiti tokie smulkesni, jie automatiškai susitvarko. Tai jau čia dabar vardinu nebe išvadą kaip iš refleksijos, bet išvadą iš coachingo klientų, kurie ateina kitą kartą ir sako, žinai, pasikeitė tada, kai nustojau taisyti žmonės. Nustoti tvarkyti žmonės, nustoti taisyti žmonės, tyrinėti aplinką. Aplinką, kurioje dirba. Dažniausiai viskas prasideda toje aplinkoje. Iš principo, žmonės, aš nežinau, nesu matęs tokio dalyko, bet taip, jeigu taip truputėlį pašaržuojant, ar jūs matėt kada nors žmogų, kuris darbe nori dirbti blogai? Žinau, toks įvardinimas. Dažniausiai žmonės nori dirbti gerai. Jiems dažnai tik tai sistema neleidžia padaryti tam tikrų dalykų, kad jie dirbtų gerai. Tai pareflektavimui, ramiam tokiam prie kavos, pasidarau kavą, eisiu šnekėti, sakau, ir geriu šaltą kavą. Taip jau būna. Tai prie kavos, prie lapo popieriaus, prie dienoraščio arba aptarime su komanda. Jeigu šiandien jūs nustotumėt kaltinti savo komandos nario, nežinau ką, charakterį, kaip pavyzdys, būdą kažkokį tai, veikimo modelį ar dar kas tai panašaus, kokią sisteminę klaidą pamatytumėt pačioje organizacijoje? Nepatogus galbūt klausimas yra, bet jis grąžina atsakomybę kam? Tam, kas tą sistemą sukuria. Dažniausiai tai yra vadovai. Jeigu šiandien nustotumėt kaltinti savo komandos narį, kaip, nežinau, jo charakterį, savybės kažkokias būdus, kokią sisteminę klaidą pamatytumėt savo organizaciją. Aš nesakau, kad kiekvieną kartą tik tai ten bus klaida, tik tai ten bus bėda. Bet žinot, kai tas įvardinimas, kai lapai gėlės vazone ten vysta, turbūt niekas nepuola dažyti lapų. Žiūrėk, ten šviesos reikia patikrinti, ar pakankamą kiekį gauna, ar vandens kitą kartą būna ne per daug, kartais galbūt per mažai to vandens, bet tiesiog tvarkomi kiti dalykai, galbūt žemę kitą kartą reikia pakeisti. Tai kviečiu pareflektuoti savo, patyrinėti ir pamatyti,
kiek dar kitų dalykų galima būtų spręst, kartais gal atrodo sudėtingų, bet jie yra strategiškai reikalingesni, negu padaryt kažkokius tai taktinius pakeitimus. Kartais tai irgi taip labai apsimoka. Tai kviečiu pabandyti tai ir į kitą etapą, po šventinį etapą, jeigu taip sutampa, kad jum irgi šventės ant nosies, pažiūrėti, kad po švenčių galbūt ir elgsitės kitaip ir tai bus daug naudingiau. Tai sėkmės ir susimatysim kito refleksijų. Iki.